ar galima apskritai, kai tu nueini iš pažinties ir tiesiog kunigas visą laiką tavęs tik klausinėja ir praktiškai neduoda tau įsiterpti, nes būna tokių pavyzdžių, kad nueini iš pažinties ir tada kunigas paklausia, o kiek tu metų, tada tu pasakai ir tada jisai pagal tai tikriausiai parenka klausimus ir tada pradeda klausinėti, o tu iš to pasimetimo, nes tu pasiruošai tarsi išsakyti savo nuodėmes ir tada taip viskas pasimeti ir tada jisai paklausinėjo, tu net nespėjai įsiterpti. Ir taip, ar gali kunigas taip daryti, tiesiog paklausia, kiek tu metų ir tada prasideda, ar bučiavai berniuką, ar bučiavai mergaitę, ar ten tas senas ir panašiai. Šiaip, aišku, kunigas neturėtų tardyti, ar ne, ir jeigu ateina žmogus iš pažinties, tai bent jau aš kaip kunigas preziumuoju, kad žmogus pasiruošia. Aišku, jeigu matai, kad žmogus nepasiruošia, pavyzdžiui, jis neturi nuodėmės sampratos, jis ateina ir sako, nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, na, kaip ir viskas, gyvenu gerai, mokslai sekasi, žodžiu, verslas sukasi ir taip toliau. Tai tada pradedi sakyti, na, kažkaip klausti arba konkrečiai, bet dažniausiai tai paaiškini nuodėmę sampratą, kas yra nuodėmė. Ir tada kalbė apie santykius su artimaisiais, kad nuodėmė daroma tuomet, kai mes nekuriam santykių arba juos greunam. Kai nekuriam, tai reiškia abejingi esam. Pavyzdžiui, jūs galite savo močiutei nieko blogo nepadaryti. Ir tai nebus nuodėmė. Bet jūs galite su močiutė iš vis nebendrauti. Ir tai jau turėtų būti nuodėmė. Nes jūs esat galbūt abejingi. Jei ir nekuriat santykių. Kitas sritis galėtų būti jūsų bendramžiai, bendramoksliai ar bendradarbiai. Kiek ten jūs aukojatės dėl kitų ar nesiaukojat. Visai, ar jums galbūt kai kurie asmenys yra visiškai dzin ir visai neįdomus, tai irgi būtų nuodėmingas požiūris į kitus. Dar vienas sritis jūsų santykis su valstybe, kiek jūs jaučiatės dėkingi savo tėvams ir seneliams už iškovotą laisvę, kiek jaučiatės atsakingi apskritai už Lietuvos ateitį. O gal jums yra visiškai nusispjauti, visiškai vienodai, dažnas sako, politika nesidomiu. Bet nesidomėjimas politika yra nuodėmė, nes tai reiškia, kad aš valstybės atžvilgiu nevykdau savo pareigų, nežinau savo teisių taip pat ir tas toks abejingumas, jis nėra dorybė. Kitas sritis galėtų būti mano santykiai su Dievu ir bažnyčia, kiek aš gilinu savo ryšius su Dievu, kiek aš meldžiuosi, kiek gilinuosi į tikėjimą, jo tiesas, ar mėginu suprasti, ar keliu savo klausimus, jeigu kažko nesuprantu, arba galbūt man visai tas pats, aš kaip turistas ateinu, pasėdžiu, išeinu ir džiaugiuosi, kai manęs nieks neliečia ir aš nieko neliečiu ir taip toliau. Tai toks santykis jis irgi nebus teisingas ir aišku, kad bus nuodėmingas. Galiausiai koks mano santykis su savim pačiu, kiek aš investuoju į save kaip į asmenį, intelektualiai, kultūriškai, dvasiškai, psichiškai, fiziškai, visom prasmėm. Ir tai, kas mane greuna kaip asmenį, ardo, barsto, jeigu aš eikvoju save, arba iš vis net nieko neveikiu, o tai reiškia ir nekuriu, tai tuomet tai irgi būtų nuodėminga. Tai va tokiam žmogui dažniausiai, kuris ateina ir neturi nuodėmės sampratos, reikia priminti tuos dalykus. Bet kitas dalykas, kad pasitaiko tokiu atveju, kai žmonės yra tokie vaikiški. Tarkim, ateina žmogus, kuris jau yra vyresnio amžiaus, bet jo išpažinties samprata, jo nuodėmių samprata yra tokia, kaip per pirmą komuniją. Kai vaikas išmoko ir jis daugiau nieko ir neaugo tame, nesimokė. Tai tada toks žmogus ateina ir sako, pavyzdžiui, neklausiau mamytės ir tėvelio. Tai aišku, reiktų pasiklausti, kiek tam žmogui metų. Nes ateina laikas, kai klausyti tėvelių jau yra nuodėmė. Kadangi vaikai turi klausyti, bet jeigu man yra 50 metų arba 40 metų, aš jau ir turiu jų neklausyti, jau jie turi pradėti manęs klausyti, nes aš jais rūpinuosi ir juos prižiūriu. Tai va tas toks infantiliškumas kartais išprovokuoja kunigą pasiklausti, kiek jums metų. Arba man yra buvęs toks atvejis, kad viena mergaitė sako, aš paleistuvavau.
Bet jie ėjo tik pirmos komunijos, ruošėsi pirmai komunijai. Ir aš, aišku, pradėjau klausti jos, o ką tai reiškia, kodėl tu galvoji, kad tu paleistuvavai. Jis sako, aš buvau su trumpu sijonu, o močiutė man sakė, kad tu elgiesi kaip paleistuvai. Tai trumpas sijonas dar nėra paleistuvavimas. Vadinasi, tas vaikas, ta mergaitė, jinai tiesiog nežino kai kurių nuodėmių sampratos, nežino, ką reiškia paleistuvavimas. Tai kartais kunigas turi perklausti ir kad pasitikslintų, ar tikrai žmogus kalba tai, ką jisai nori pasakyti. Taip, kai žmogus pateikia kažkokią frazę ir tada kyla klausimas kažkoks, bet jeigu tiesiog kunigas klausinėjo, tu net nespėjai nieko pasakyti, tik pasakai tą pradžią, kurią reikia pasakyti kaip išpažinties kažkokią dalį ir tada tu jau turėtum sakyti savo nuodėmes, bet jisai pradeda tavęs klausinėti ir tu net praktiškai neįsiterpi, o tik atsakinėjai jo klausimus. Tai gal jisai drąsina tave, gal? Ir kiekvieną kartą ir visiems taip pat. Aišku, normaliai manau, kad kunigas turėtų leisti pasisakyti tam, kuris eina išpažinties ir tik išklausęs iki galo to žmogaus, kuris eina išpažinties, tada pradėti klausti, jeigu jam kyla klausimų. Nereikėtų iš anksto diktuoti. Jo labiau, kad sąžinės sąskaitą turite padaryti prieš eidami išpažinties. O ar kunigas neprisimena po to nuodėmių, kurias sakėm? Pavyzdžiui, jeigu pažįsti kunigą ir bendrauji su juo ir eini pas išpažinties, tai tuomet būna toksai nerimas ir taip galvoji, ar kunigas neatsižvelgs į mano nuodėmes, ar nepasikeis tas bendravimas, ar kažkaip nevertins dabar manęs pagal mano nuodėmes. Taip. Ta baimė gal atsiranda pas daug ir nežinau, kai kurie žmonės tikrai stengiasi neiti pas pažįstamus kunigus ir ypač kaimuose. Ir tarkim per atlaidus, jeigu atvažiuoja kiti kunigai, tai tuoj visa eilė išsirikiuoja prie svetimo kunigo, ne prie savo. Bet tas požiūris yra klaidingas. Todėl, kad kunigų tikslas nėra susirinkti informaciją apie parapijiečius, nuodėmingą informaciją ir paskui ją manipuliuoti. Tai kaip tik, pavyzdžiui, kai ateina žmogus su sunkiom nuodėmėm, aš kaip tik džiaugiuosi, kad jis pagaliau atsikratė to balasto, kad jisai išpažino, kad jis daugiau nebesinešios tų nuodėmių, kad jis yra laisvas. Ir aš tada su tokiu žmogum, kai bendrauju, tai aš bendrauju kaip tik ne su tuo, kuris nešiojasi tas nuodėmes, bet su tuo, kuris jau yra be tų nuodėmių. Vadinasi, mano žvilgsnis į tą žmogų yra labai geras, labai gražus ir tyras žvilgsnis. Ir apskritai aš galvoju, kad yra Dievo malonė duodama kunigui, kad jis iš principo neatsimena nuodėmių. Ar net veidų neatsimena, kai praeina daug žmonių ir net ir nesistengia įsidėmėti ir kažkaip tai atsiminti, nes kunigo užduotis nėra būti, nežinau, bankų kažkokių žinių arba nuodėmių. Kaip tik tai, ką atidavė Dievui, tai tas išnyksta. Ir aš kaip kunigas ir manau, kad visi kunigai tik tai džiaugiasi žmonėmis, kurie išdrįsta įvardinti labai aiškiai savo nuodėmes ir jų išsižadėti, atsiprašyti už jas. Ir jų nebelieka. Kartais pasitaiko tokiu atveju, kad mėginama kažkaip tai, ne tai, kad gudraut, bet galbūt vynioti vatą arba yra labai nepatogu, tai tada sako, tai vat kunigė, kažkas sumykė ir tada kunigė sako, aš nelabai išgirdau, gal gali pakartot, tai nereik bijot, nes tas įvardymas ne kunigui reikalingas, jis reikalingas tam, kuris eina išpažinties. Ir kai žmogus aiškiai, šiuo atveju nesvarbu vyras ar moteris, bet vyriškai ištaria nuodėmę ir pasako, taip, aš padariau tą, aš buvau toks ir toks, tai yra proga, galimybė tada iš tikrųjų atiduoti visą tą nuodėmę Dievui ir nebebūt su ją. O jeigu gudraujam arba kartais kaip nors sušvelnintai pamėginama ten, tarkim, pavogiau kokį nors daiktą, tai pasiskolinau ar pasiėmiau, ar ten, kažkaip tai gal niekieno buvo, tai yra gudravimas.
mėginimas sušvelninti situaciją. O iš tikrųjų, kad aš esu vagis, aš apsivogiu. O jeigu tu tą nuodėmę tai va sušvelnini, įvinioji į vatą ir nepasakai tos pačios esmės, tau vis tiek yra atleidžiama ta nuodėmė? Jeigu kunigas suprato, kad yra už tos vatos ta nuodėmė, tai viena, bet antra, tai aš manau, kad nereikia stengtis apgauti kunigo, nes kunigo jūs nenustebinsit su savo nuodėmėm. Reikia čia šiuo atveju būti sąžiningam savo pačiam. Ir mano sąžinė, jeigu jauti sąžinėje, kad ko gero man neatleido, tai sąžinė tau gerai sako. Vadinasi, iš tikrųjų gal blogai įvardinai tą nuodėmę. Ir čia vėl aš susakiau tokį kalambūrą. Atleidžia ne kunigas, atleidžia Dievas per kunigą. Ir šiuo atveju, nežinau, nereiktų bijoti to kunigo. Jo misija nėra pasmerkti žmogų, bet yra duoti jam išrišimą, duoti jam atleidimą ir tą labai aiškiai ištarti. Įsivaizduokit dabar kunigas, jums lygiai taip pat išrišimo formulę, atleidimo formulę sakytų taip neaiškiai. Tau gal ir atleist? Tai jūs ir pirma, atleist ar netleist, aš nesuprantu. Tai lygiai taip pat ir iš jūsų reikalaujama aiškaus žodžio, kaip ir iš kunigo, paskui labai aiškaus paliudijimo, kad tam žmogui yra atleista.